Sveiki visi garažiniai. Šiandien puikus vakaras su šito nusaikai kainuto automobiliu nuvažiuoti į paskutinę kelionę į poligoną. Uždėti plytą ant gazo pedalo ir užlenkti šitą užlinkusį variklį. Eisim dabar iš bagiaus, išsitrauksim batareiką, išsitrauksim baterkę, sėdėsim. Jeigu davažiuosim, nes ant svos be pavažiuoja. Ir užkalsim, tai jau pat mes jį. Batareika įdėta. Plyta yra savo vietoj. Mes plytą padėsim va taip šitais. Išlipsim lauk. Dar visą ko reikia pasiimti gesintuvų porą. Ir varysim paskutinę kelionę. Žodžiu, vos užvedus ir pajudėjus iš kiemo, variklis žiauriai pradėjo kalenti. Pavažiavom gal čia kelis metrus ir dabar dėl visų pikto iki poligonų nusivešim su kulka, nusitemsim. O ten jau mes kažką pabandysim, galbūt dar pavyks nufilmuoti, kaip kažkas čia sulūžo, bet čia jau yra, ką tik radau štais po varikliu aliuminę. Nežinau, kas čia yra, bet yra ansai šiltas ir ansai yra iš... Ir aš šito O, vaikinė! Turim skylę blokę. Eik tu nahui, nebuškursim jaučiu. Kurvai nenufilmavom, blėt. Oi, blėt. Davai, netempam niekur, kuram nahui, kalam tą variklį, bibidėjau. Karoči, imk, filmuok. Tik ne mano veido. Šonu filmuok. Karoči, variklis yra užkirstas. Aš pabandysim per prievartą, nes užkurt vis tiek reik dakaltina. Atsabaka, blėt. Viską tiesiog filmuosim, nes niekad nežinai, kada gali gerą kadrą parauti. Na, tikėkimės, kad tu dar pavažiuosi mums kažkiek. Oi. Neprasuka visiškai. Visiškai neprasuka. Blėt. Davai, nemalžūt. Trauk mane. O, važiuok, buvo geras, užsyvas. Все, stabdyk! Piso liepsna. Pizda, a ne? Liepsna išpys. Liepsna išėjo? Jo, per priekį čia mušė. Eik tu nahui. Pizda. Žodžiu, baigėsi mūsų pasivažinėjimai. Tikėjaus, kad galėtų čia nedegti tą mašiną, kur čia. Nu, davai. Nieko nebenori važiuoti, nes mums čia nebiški. Bet nieko nepadarysi.
Biški rūksta dumelas mažytėlis. Bet viskas gerai. Štai parsivilkom. Nu, dar pabandom laimę. Nu. Davai. Vienas cilindras mūsų beveik. Na, tokie reikalai, žodžiu, su šito trantalu. Grįžom iš poligono, sėkmingai. Tokie dalykai. Variklis jau tikriausiai nebeužsives niekada. Tikriausiai reikės biškį praždyti, pažiūrėti, kaip šita skylė atrodo iš arčiau. Va, tokios žinios su šito trantalu. Kiaučiu kažkoks šūdarankis. Yra rinkęs, neprisuko kakliukų švaistiklių ir atsisuko jaučia ir pabėgo arba trūko, nežinau, bet čia būtų man įdomu labai išardyti ir pamatyti, kas čia viduje kaip atrodo. Na, gal pavyks išardyti, jeigu laiką turėsiu. tą skylę parodysiu jums visus vidurius, kaip atrodo. Tai ką, tiek šiam kartui. Sorry už keiksmažodžius, taip jau nutinka, kai pyktis suima. Na bet, ką padarysim. Kaip sakant, iki kitų susidružimų.